Sveiki, šiandien aptarsiu paskutinį astrologinį 12 būstą ir ką reiškia, kai į jį įdedame visas planetas. Tai tikrai mielai kviečiu pasiklausyti bendro pobūdžio informacijos, galbūt daugiau ar mažiau esate susidūrę su pačia astrologija, galbūt žinot savo pagrindinį astrologinį žemėlapį ir tiesiog norit pagilinti žinias. Taigi, kalbant apie 12 astrologinį būstą, iš tiesų yra labai įdomus, labai labai ir keistas, ir gilus, ir nestandartinis būstas. Dažnai į šitą būstą eina tokios temos kaip pasąmonė, kaip sapnai, tai kas užslėpta, empatija, aiškiaregystė, vizijos, gali būti kažkokia tai izoliacija, kalėjimai, psichinės įstaigos, ar ne, tai, kas yra užslėpta, tai, kas yra nematoma, tai, kas yra izoliuota. Ir tokie žmonės dažnai yra neturintys tam tikros struktūros, tam tikro identiteto, nes dažnai šitas būstas yra vadinamas mokšos būstu, tai yra tiesiog dvasinis išsivadavimas. Tai yra tiesiog tam tikrų dalykų paleidimas, tam tikrų dalykų suvokimas. Ir dažnai tokie žmonės nesistengia per daug kažko daryti, jie tiesiog yra, jie į save kažkokį standartų nelaiko, nes jie neturi identiteto. Jie laiko save kaip visumą, kaip aukščiausiai aš, ar ne? Ir labai dažnai tokie žmonės gali įeiti į kolektyvinę sąmonę, suprasti kolektyvinės pasąmonės dalykus, ar ne, kolektyvinės pasąmonės kažkokius tai modelius, visumą apimančius dalykus, su kuriais susiję, sakykime, visi aiškiaregystės dalykai, ar ne, ir kiti žmonės gali juos laikyti kliedesiais, nes tam tikrų kliedesių kartais gali turėti tam tikrų nepaaiškinamų fiziniai, plotmiai dalykų, ar ne, nes tokie žmonės dažnai mato ir supranta dalykus, kurie nėra matomi mūsų fizinėm akim. Tai yra daugiau, tai yra aukščiau, tai yra kažkas labiau giliau ir labiau išsiskyrę tie dalykai, ar ne. Ir sakykime, jeigu mes paimkim Saulę ir įdėkime į 12 būstą. Tai Saulėje atstovauja zodiako ženklas Liūtas ir labai dažnai toks žmogus turi užslėptą identitetą. Tai reiškia, kad toks žmogus, kai turi Saulę 12 būste, jis turi tikslą kažką tai paleisti. Iš dalies jis paleidžia tam tikrus kažkokius tai blokus iš pasąmonės, kažkokius tai užslėptus dalykus, o ne dirba su jais, kažką tai supranta, kažkokią tai, sakykime, karminė situacija keičia, ne, ar kažkokiam kolektyviniai sąmoniai, ar kažkur tai tam tikrose giliuose sluoksniuose nori pakeisti savo identitetą, nori pakeisti ir sugriauti kažkokius šablonus, kurie yra jo viduje neteisingi, ne, ir jis su tuo dirba. Ir labai dažnai tokie žmonės, sakykime, kaip pavyzdys, jeigu turėtų kažkokį tai tranzito laikotarpį, sakykime, yra 12 būste Saulė ir atsiranda tranzitas, ar ne, tai toks žmogus ant kiek yra suvokiantis, kad jis tą identitetą laiko viduje, jis jį kuria, jis supranta, kas jis yra ir koks jis yra. Ir tada, kai pasisuka tranzitas į pirmąjį būstą, tai ten būna sprogimas, dėl to, kad žmogus visiškai sugriovė senąjį savo identitetą, senąjį aš, senąjį kažkokį tai šabloną, kuris buvo jo pasąmonėje giliai įstrigęs ir galvojo, kad taip turi būti, galvojo, kad jis toks yra. Tačiau, kai jis nuėjo pirmą būstą, iššovė visiems žmonėms, šovė ir parodė, kad jis yra visiškai kitoks, jis parodė visiškai kitą lyderiškumą ir jis visiškai pasikeitė kaip asmenybė. Nes jis suprato, kad tie seni šablonai, tie seni blokai jam trukdė gyventi ir eiti į priekį. Tai yra dažniausiai tokie netgi transformaciniai įvykiai susiję su Saulė 12 būste. Jeigu, sakykime, prieikim prie kitos planetos, tai yra Mėnulis, o Mėnulį atstovauja zodiako ženklas Vėžys, tai dažnai kaip tik toks žmogus turi labai stiprią intuiciją. Mėnulis yra plaukianti planeta, ar ne, ir dažniausiai toks žmogus yra, jis labai gali ryškius sapnus sapnuoti, ne, tokius netgi, sakyčiau, vizijas, tokias stiprias, kur net mato, kad kas bus, kas buvo,
galbūt mato dalykus, kurie susiję su jo pasąmonė, ne, jis labai ryškiai gali pamatyti tam tikrus dalykus, gauti tam tikras mintis ir su jomis valytis, kažką tai tvarkyti savyje ir su kitais žmonėmis, su pasąmonė, sakykime, su kolektyvo pasąmonė. Ir tai kai tokie žmonės labai stiprią intuiciją mato kiaurai visus žmonės, kokiu turi intencijų, ne, ar su jais manipuliuoja, ar su jais elgesi netinkam, arba kaip tik yra labai labai tyra ir švelni energija, su kuria galima dirbti, ar ne, su kuria kaip tik jauti, kad tas žmogus yra tavo, ne, jauti kažką tokio, kuris, na, padeda tau įeiti į priekį, padeda su tuo žmogum siekti kažkokių tikslų. Tai yra labai labai jautri, motiniška ir globėjiška energija su mėnuliu 12 būste. Tai tikrai labai empatiški, labai intuityvūs žmonės tokioje srityje. Ir kalbant apie kitą planetą, tai yra Marsas. Marsas atstovauja zodiako ženklas Skorpionas. Marsas dažniausiai jau turi tokį užslėptą konfliktą su savimi, su visuomenė, nes dažnai tai yra slopinami tam tikri jausmai, tam tikros aistros, tam tikri konfliktai su kažkuo. Tai gali būti einantis iš pasąmonės, gali žmogus sapnuoti labai destruktyvius sapnus, ar ne, su konfliktu, su tokia energija, kur galbūt aš kartais visuomeniai bijau parodyti, bijau išreikšti tam tikrą nepasitenkinimą kažkuo, ar ne, ir tai slepia. Bet tada žmogus iš savęs viduje turi tą tokį nuolatinį darbą su savim, kad aha, šitos dalykus turiu panaikinti, turiu ištirpinti tą identitetą, turiu dirbti su tuo ir jis tiesiog daugiau ar mažiau, kad ir nesistengia, jis per sapnus tai padaro, per sapnus tos blokus naikina, per sapnus keičia save, ar ne, kaip asmenybė. Ir dažnai Marsas duoda tokį labai stiprų izoliacinį poreikį, nes dažnai žmogus turi labai daug energijos pabūti vienas, jam reikia pasikrauti vienam, nes Marsas turi tokią aktyvę fizinę vyrišką energiją. Ir dažnai toks žmogus turi būti vienas, kad pasikrautų, kad atsigautų, nes atrodo, tarsi jį išsunkia visuomenė, tarsi jį išsunkia kažkokia tai žmonių masė, ne, kažkokie tai žmonės, su kuriais ganėtinai gali būti sudėtinga ir sunku bendrauti, nes jis jaučia šių įtampą, dėl to, kad jis savyje turi tą įtampą. Suprantat, tai yra tam tikras veidrodis, kurį mes matom kituose ir tada mes su tuo dirbame, su tuo augame, su tuo suprantame, kad yra visai kitaip negu buvo. Ir tai žmogus tikrai paslėpia kažkokias tai intensyvias aistras, gali paslėpti kažkokį tai intensyvų potraukį kažkam, ar ne, ir jis tiesiog turi iš savęs ir kitas žmogus gali netgi tai matyti, kad jis tai turi savyje, bet jis kažkaip tai slepia, kažko neišduoda ir kažkaip stengiasi tai slėpti. Tai yra tiesiog pasąmoniniai dalykai, paslaptingi dalykai. Ir tas 12 būstas labai daug slepia ir jis nori paslėpti ir nerodyti visuomenei. Taigi, kalbant apie kitą planetą, tai yra Venera, o Venerai atstovauja zodiako ženklas Svarstyklės. Ir kaip ir minėjau, esu praeituose video, kad Venera yra daugiau grožio, tokio standartų, tokio pasimėgimo ir komforto planeta, ne? Ir tai yra tokia dieviška energija, tokia moteriška energija, kuri yra graži, patraukli ir iš savęs turi tą tokį magnetiškumą, ar ne? Ir labai dažnai, kai žmogus turi 12 būstą Venerą, jis turi kažkokį labai neaiškų, paslaptingą patrauklumą, labai magnetinį patrauklumą. Toks žmogus turi tokios paslapties, kurios neįmanoma išaiškinti. Ir jis turi tokį, skleidžia tokį pasimėgavimą tuo, kas yra ne tik fiziškai, bet ir labai labai giliai pasąmonėje. Ir tokie žmonės gali pritraukti savo sielos partnerius, nes, sakykime, tokie žmonės gali tikėti, kad jų partneriai atėjo iš praeitų gyvenimų, neturi tam tikrą, kaip sakoma, vinių sielą, ne, kai jie kartu yra sujungti ne tik fiziniai plotiniai, bet ir toj dvasiniai plotiniai, toj gilioj plotiniai. Ir tokie žmonės tikrai labai intensyviai, stipriai ir dvasiškai myli savo partnerį. Tai gali tęstis labai stipri, labai dvasinga ir išmintinga meilė tokioje srityje. Tai yra labai brandi meilė, tai yra labai intensyvi ir magnetiška meilė. Tai tokie žmonės tikrai turi labai suprantantį suvokimą apie tą dvasinį pasaulį. Jie labai gali stipriai įsimylėti kažką, ar ne, galbūt kartais kažkoks gali būti
keistas kliedesys apie tą meilę, ne, ir jie labai intensyviai tai svajoja, labai intensyviai turi tam tikrus mąstymo modelius, kuriais, na, iškelia, kad mano tas partneris yra visa ko, ne, autentiškumas, standartas, kažkas tokio. Jie tą partnerį mato kaip dievišką. Ir kartais galbūt gali netgi būti per daug tam tikrų dalykų, ar ne, ir dėl to dvyliktas būstas yra, kaip minėjau, yra mokšos būstas ir labai dažnai toks žmogus turi tam tikrus šablonus, tam tikrus dieviškumo šablonus apie meilės suvokimą paleisti. Tai yra paleidimo technikos, ar ne, ir kuo labiau žmogus paleidžia tą dieviškumo meilės standartą, tuo labiau jis priartėja prie to partnerio. Tai yra tiesiog tokie, sakyčiau, karminiai dalykai, su kuriais reikia dirbti. Bet gyvenimo eigoje tikrai yra tikimybė pritraukti atitinkamą partnerį, kuris bus visą gyvenimą su tave ir jis matys tave giliau, autentiškesnį, daugiau kažką negu tiesiog, kad tu esi toks ir panašiai. Tai va. Kalbant apie, dar norėjau paminėti, labai dažnai šis būstas dar būna susijęs su tam tikromis priklausomybės, tai gali būti kažkokie tai narkotikai, psichotropinės medžiagos, ar ne, alkoholis ar kažkas, tai kas yra priklausoma, nes dažnai žmogus yra dažnai labai susijęs ir išėjęs iš tam tikrų visuomenės standartų, ar ne, ir jis šiek tiek gali būti išplaukęs, nes, na, žuvų ženklas yra tam tikri kūrybiniai procesai, kurie kartais gali būti išplaukę, ne, nematom kartais tam tikrų ribų, pamatome daug plačiau viską. Ir dažnai žmogus, kai pamato, kad yra tas išplaukimas, tas kartais nesuvokimas, kas vyksta materijoje, ar ne, ir nenoras grįžti į tą materiją, žmogus gali nueiti į tuos psichotropinius tas medžiagas, būti priklausomas, ar ne. Ir Venera, kai yra 12 būste, labai dažnai žmonės turi tokį pasimėgavimą tam tikrom narkotinėm medžiagom, ne, ir tada jie galvoja, kad aš gerai darau, tai toks išėjimas, toks nuo materijos atitrūkimas, ar ne, ir yra, žinau, vienas toks aktorius, kuris irgi turėjo, amerikiečių aktorius, bet aš neminėsiu vardo su pavardė, irgi nuėjo narkotinės medžiagas ir tikrai, kiek aš žiūrėdavau jo filmus, visą laiką turėjo tą tokį magnetinį traukimą, jis turėjo kažką tokio, kur buvo nepaaiškinamas, buvo ant tiek atsipalaidavęs, ant tiek suvokiantis, kad viskas yra tarsi beprasmiška ir jis turėjo tokį gilų suvokimą apie kažką, kad galiausiai tas žmogus nuėjo tam tikras psichotropinės medžiagas ir perdozavęs nuo to mirė. Bet esmė tame, kad ta istorija mane moko tarsi to, kad tu ant tiek atsiduodi, visas tas mokšos būstas yra tiesiog identiteto ištirpimas, ar ne, ir tu ant tiek atiduodi visą kame, kad pasiduoda tai tėkmei. Tarsi žmogus pradeda būti tarp tos materijos, kas yra apčiuopiama, ir tarsi tas išėjimas tarp kitos dvasinės prizmės, ar ne, ir tada žmogus nuolatos plaukioja. Ir jis pradeda net pažinti, kur yra apčiuopiami dalykai, o kur nėra apčiuopiami. Ir kai jis pavartoja tų psichotropinių medžiagų, jam atrodo, kad jis yra visiškai tame, viskas susilygina. Ir žmogus jau pradeda jausti, ar jis yra daugiau fiziniai plotmė, ar jis yra kitoj plotmėj. Tai viskas įsilygina ir tampa visiškai kitaip, negu buvo įprasta. Apie kitą astrologinę planetą, tai yra Jupiteris. Jupiteris atstovauja zodiako ženklą Šaulys. Ir labai dažnai tokia planeta turi tokį apsauginį skydą, kaip aš sakau. Labai žmonės dažnai yra apsaugoti nuo kažkokių tai nenumatytų įvykių, apsaugoti tam tikrų aukštesnių jėgų, kaip sakoma. Ir tokie žmonės yra labai išmintingi, turintys daug galimybių, užsiplėtę toje srityje, ar ne, jie labai tikrai gali būti stiprus aiškiaregiai, brandūs, išminčiai ir padedantis kitiem išmokti kažką, nes tikrai gali būti puikūs mentoriai, mokytojai, padedantys matyti giliau negu tai, kas apčiuopama, ne, fiziniai plotmiai. Ir tokie žmonės yra dažnai netgi tarnystėje esantys, tai gali būti puikūs vienuoliai, ar ne, vienuolynuose esantys kažką tai padedantys kitiems nuveikti, arba, sakykime, kaip tai gali būti kažkoks psichiatras, kuris dirba psichinėse ligoninėse, nepadedantys žmonėms susitvarkyti savo kažkokius tai psichologinius, pasąmoninius dalykus, ar ne, tikrai gali padėti išspręsti tam tikras problemas.
Ir Jupiteris taip pat susijęs su tarnystė, kaip minėjau, tai dažnai gali tokie žmonės labai daug aukoti visuomeniai, būti labai paukojantys ar ne, aukojantys ne tik materialiai, bet ir visą savo dvasinę įtaką, darantys tikrai įtaką didelę visuomeniai. Jeigu kalbant apie kitą planetą, tai yra Saturnas. Su Saturnu atstovauja zodiako ženklas Vandenis. Tai kaip tik atvirkščiai, daugiau Saturnas yra su tokiu daugiau ribotumu, su tokiu disciplinuotumu, su branda ar ne, su pavėlavimai susijusi planeta. Ir labai dažnai žmogus turi tikrai kažkokių pasąmoninių blokų, tikrai labai stiprių, jau ypač gyvenimo pradžioje tikrai turi intensyvų tokį užsidarymą kažkuomet, kame jis gali būti kaip tik netikintis tais dalykais, nesakykime, su dvasinėm kažkokiam tai sferom, netikintis visokiam energijom ir panašiai. Bet kažkas po 30 virš metų įsijungia, kažkas pradeda vykti, kažkas pasikeičia ir žmogus pradeda šiek tiek pradėti tuo tikėti. Nes jis gyvenimo eigoje pradeda suprasti, kad jis atranda kažkokių tai sąsajų susijusių su 12 būstu. Iš pradžių tai vengia, iš pradžių tai tampa tokio sabotažo dėl savęs, bet žmogus iš tikrųjų su laiku supranta, kad aha, kažkas yra daugiau negu aš galvojau. Ir jis pradeda po truputį apčiuopti, pradeda po truputį sapnuoti tam tikrus sapnus, kurie jam parodytų, kad jis daro gerai, parodytų, kur link jam reikia eiti. Ir tokie žmonės po truputėlį atranda, lėtai, bet atranda tą disciplinuotą darbą su savim, kaip man priimti tas energijas ar ne, kaip man su jomis susidoroti. Jis atranda informacijos, atranda išteklių, kaip daryti toliau, ar ne, kaip toliau man būti tuo dvasingesniu, kaip man kontroliuoti savo energiją, ar ne, nes galbūt jaunystėje jis buvo išsitaškęs, jis netikėjo, nesuprato, kas vyksta, kodėl aš esu išsekęs, kodėl tie tam tikri žmonės mane išsekina. Ir jis tai vis bandė nuo savęs tai slėpti, bet su laiku tai tikrai pasireiškia tikrai intensyviai. Ir žmogus su metais, kuo toliau ėjo į senatvės pusę, ar ne, tuo labiau žmogus suprato, kad tai yra jo kabliukas, kad tai yra jo tam tikri karminiai dalykai, su kuriais jis turi dirbti. Ir kaip ir sakau, irgi gali būti puikūs mokytojai, tokius savo standartus, tokią savo atsakomybę, su rutina, padantys eiti ir atlikti tam tikrus dalykus toj srityje. Tai va, kitas dalykas, tai kita planeta yra Merkurijus. Merkurijus atstovauja zodiako ženklas Dvyniai. Tai dažnai toks žmogus turi labai stiprų intelektą, protinį intelektą toje srityje. Jie gali labai stipriai mėgti, domėtis apie dvasingumą, apie paslėptus kažkokius tai sąmokslo dalykus, ar ne, kas visuomenė yra užslėpta, kas visuomenė nebetarnauja. Ir tokie žmonės labai dažnai atranda tam tikrose manipuliaciniuose žaidimuose, dalykuose kažką giliau. Jie supranta, kad tas žmogus kažko netesako, kažko nenori parodyti, bet jie labai gerai mato. Ir jie labai tikrai gerai apčiuopia. Tai yra puikūs detektyvai. Merkurijus mėgsta analizuoti, mėgsta tyrinėti, tirti, tai tampa tokio detektyvo darbo. Vieną žmogų turiu, kuris Merkurijų turi 12 būste. Jis taip mėgsta tos sąmokslo teorijas, jis taip mėgsta iškapstyti, jis tiek klauso informacijos, renka informaciją, žino arba tiki tuo, kad tai yra tiesa, ar ne, ir jis galvoja, kažkas tarp tų žodžių yra užslėpta, kažkas ten ne taip, ir jis man visą laiką kaip sako, kad ten kažkas yra daugiau, čia kažkur yra melas, čia kažkas ne taip, čia žodžiai. Tas žmogus tikrai labai įninka į tą sritį, jam patinka domėtis, jam patinka kapstytis. Ir tokie žmonės tikrai dažnai, netgi sakyčiau, tokie žmonės labiau mėgsta kapstytis į tuos manipuliacinius žaidimus. Nesikapsto tai, kas yra pozityvu, kas gera, kas smagu, kas šviesu. Jie dažniau kapstos ten, kur tamsu, ten, kur kažko nesupranta, ten, kur kažkas kažką blogai nori padaryti. Ir toks žmogus mato tame blogyje kažką tokio, kad aš iškapstysiu, kad tu nemeluosi. Tai va, tokie žmonės tikrai mėgsta toj srity kapstyti. Na ir kai prieikim prie paskutinių planetų, tai yra Rahu ir Ketu. Kaip esu minėjus, Rahu yra iliuzinė planeta ir tai yra toks, sakyčiau,
iliuzija tai yra tame, kad žmogus turi labai intensyvią energiją tame būste ir jis atrodo kažko nesupranta tame būste, kažko neprieina, kažkur kažkas jam įdomu, bet jis pilnai nesupranta, jis renka informaciją, jis gali gauti kažkokias tai vizijas, kažkokius tai pranašiškus sapnus, ar ne? Tačiau vis tiek iš dalies jis gali dvejoti. Jis gali dvejoti, kad galbūt ten netiesa, kad galbūt ir įdomu, bet nesuprantu, ar tai teisinga. Toks šiek tiek tokia energija, kuri duoda tam tikrą iliuziją, tam tikrą kažkur nepriėmimą, kažko nesupratimą. Tačiau jie labai intensyviai tuo domisi, labai gali domėtis tais dvasingumais, tom energijom, tais visais neapčiuopiamais dalykais, kurie yra daug giliau. Ir labai dažnai tokie žmonės kaip gali būti tikrai šiek tiek netgi priklausomi nuo tų psichotropinių medžiagų, nuo alkoholio, ar ne, ir įsisukę į tą rutiną. Ir čia kaip pavyzdys, Marilyn Monroe irgi rakų turi 12 būste ir vis tiek daugiau mažiau žmogus turėjo tam tikrų priklausomybių nuo kažkokių tai vaistų, ar ne. Ir jie pradeda matyti tam tikrus dalykus ir juos kartais tai gąsdina, jie pilnai nepriema energijos, galbūt gali kažkokios tai tamsios energijos ateiti, ne, ir jie to išsigąsta, jie kartais nesupranta, ar tai tiesa ar net tiesa, ir gali save slopinti tam tikrais vaistais, gali slopinti tam tikrų tokio noras pabėgti nuo realybės, kaip aš sakau, noras ištrinti savo identitetą, noras nepriimti tokios realybės, kokia jinai yra. Ir toks žmogus labai dažnai gali būti irgi labai kūrybiškas, labai daug matyti kūrybinių procesų, juos kurti, ne, juos įnešti į visuomenę kažkokių neįprastų standartinių dalykų. Tai gali būti maištininkai, kaip aš vadinu, nes rakų turi tokio maištautojo, tokią energiją, kuri yra neįprasta. Jis nori padaryti kitaip negu visi. Ir jis įneša ypačiai visuomenę tam tikrus keistenybės, tam tikrus neįprastus dalykus ir kiti gali jo nepriimti, nesuprasti. Ir dažnai toks žmogus galbūt irgi iš dalies yra šiek tiek nepriimantis savęs pilnai ir tampa tam priklausomas nuo tam tikrų dalykų, nuo tam tikrų medžiagų. Galbūt kaip tik toks žmogus tada supranta, kad man reikia gal kaip tik izoliuotis, užsidaryti, neparodyti visuomeniai, kad aš toks esu, ar ne. Na, yra tam tikrų labai daug šabloninių dalykų, kurie netitinka standartus, visuomenės standartus. Tai žmogus nuo kažko bėga, tai jis tiesiog tirpina savo tą identitetą, tirpina savo tą tokį šabloninį supratimą, kad aš esu kažkas, aš turiu kažkokias rolės visuomeniai ir jis to bando nepripažinti, nes jis yra plaukiantis. Toks žmogus, jis nuolatos plaukioja, kažkaip kitaip mąsto, kažkaip nestandartiškai supranta dalykus ir tampa šiek tiek ir sudėtinga, bet tuo pačiu, aš sakyčiau, labai dažnai tokiems žmonėms, ypač moterims, tai turi rakų 12 būste, eiti į kūrybinius procesus. Tokie žmonės iš viso negali dirbti kažkokio tai ofisinio darbo, negali dirbti kažkokio tai standartinio darbo, kuris priimtas visuomeniai. Tokie žmonės greit pavargsta. Ir aš labai dažnai sakau, pavyzdžiui, kaip moteriams, eikit kažką su kūryba, užsiimkit, kažką plėskit, nes jūsų, sakau, sąmonė yra labai labai laki, labai jinai išsiplėtus ir tame dalyke jums reikia plėstis, užsiimti kūrybiniais, ne, procesais, megzti, pardavinėti, sakykime, pyragaičius, pyragus, ką tik norit, viskas užsiima moterišką energiją, ne, ir su tuo intensyviai eiti. Ir dažnai netgi tokie žmonės, sakyčiau, neturi disciplinos tame, neturi suvokimo, kad tai ne man ten kažkoks tai ofisinis darbas ir jie gali sėdėti, dirbti, bet juos anksčiau ir vėliau, nežinau, ar atleis, ar jie patys supras, kad jie ten nenori sėdėti, ar ne, tai jiems ne tas, tai nedisciplinuotas žmogus, jis daugiau yra toks išplaukęs. Jis matantis daugiau po paviršiumi ir kartais net tokie žmonės pyksta ant savęs, kad kodėl aš nesuprantu to, kodėl aš noriu taip ir anaip daryti. Ir atrodo, nepriima savo tos lakios, stiprios ir išsiplėtusios vaizduotės. Ir žinau, kad vienas netgi amerikiečių prodiuseris irgi turi rakų 12 būste, jis labai yra sukūręs labai daug fantastinių, nuostabių, neįtikėtinai gražių filmų, ar ne?
Na, jie sugeba į tą fantastiką įeiti, sugeba sukurti kažką tokio, ko kiti nesupranta, ko kiti nemoka. Tokie žmonės moka netgi prieiti prie kolektyvinės sąmonės, prieiti prie informacijos ir suprasti, kad jeigu aš sukursiu tą šedevrą, sukursiu tą fantastinį filmą, jis bus atsiperkamas, ar ne, jis bus matomas žmonių, žmonėms patiks, jie turi va kažkokį prieimą prie informacijos. Ir sakau, tokie žmonėm tiesiog į kūrybiškus procesus eiti. Tai yra jų varikliukas. Ir jeigu kalbant apie kitą planetą, tai yra Ketu, o Ketu atvirkščiai. Jinai tokia labiau nemėgėja tikėti tais dalykais, nes jie per daug nesigilina. Jiems ten atrodo lyg ir aišku, lyg ir suprantama, lyg ir ką man ten gilintis, kas norės paklaus, ne, kas norės, gal aš irgi gausiu kažkokią tai viziją, gausiu kažkokį tai modelį ir jis kažkaip pasitikės tuo. Jis žinos, kad aha, šitas veikia, aha, šitas išsipildys, jie tokie per daug neįdedantys pastangų į tą sritį. Kartais kaip tik atvirkščiai gali netikėti tuo, kad galbūt kiti žmonės turi daugiau kažkokių iškeregiškų ar negilių dalykų, kurie gali asocijuoti su tam tikra plotme, tačiau žmonės nepriima, jie yra kategoriški ir sako, kad ne, tokiais dalykais aš netikiu ir čia yra melas. Na, yra tikrai atvejų susijusių su Ketu, kur tiesiog žmogus tampa neįdedantis daug emocijų, daug jausmų į tą sritį. Jis tiesiog tampa neutralus toje srityje. O jeigu ir tiki, tai jis priima žmonės, priima tam tikrą žmonių kiekį, tam tikrą modelį susijusiu su tas sritim ir jie tiesiog žino, kad tokie yra ir man tiek ir užtenka. Tai gerai, tai ačiū, kad klausėte šiandien tiek ir susitiksim kitose video. Kam buvo įdomu. Iki.